Sveiki, katalikai. Man kartais atrodo, kad mes gyvenam skirtingose pasauliuose. Ir tik kamera, socialiniai tinklai mus sujungia. Bet iš tikrųjų, pažiūri į komentarus ir labai įdomi gaunasi. Veikėjai, piliečiai, kurie apsimeta Lietuvos patriotais, nenaudoja lietuviškų raidžių. Tie, kurie nekenčia Rusijos, rusų kalbos, naudoja rusiškus keiksmažodžius. Tie, kurie Lietuvos patriotai, sudarinėja į sąrašus lietuvių, kuriuos žudis. Turbūt toks grynas patriotiškas sprendimas, kad žudyti savus. Tada apie tremtį atsiminkit, tai tikriausiai trėmė irgi ne rusas. Lietuviai padėjo tremti mūsų tėvynainius, dabar tiesiog taip rodo. Ir toks įspūdis, kad man rodo, kad kažkas tai beprotiško darosi. Realiai. Aš atrodo gyvenu vienoje realybėje, jūs gyvenat kitoje realybėje. Paimkime mūsų valdžią, kuri pasakoja apie gerovės valstybę, o patys sugriovė valstybę ir tų veiksmų gali būti, daug galima būtų įvardinti. A dar paimkime mūsų žiniasklaidą. Jau kažkas dar tiki, ką rašo mūsų žiniasklaida, tai ten minimum bipolarinis sutrikimas. Paėmė vieną straipsnį, paskaitai viskas, Rusijoje chaosas, panika, jau rytoj turėtų Rusija sugriūti. Kitas straipsnis skaitai, blogai Rusija per Zapad šitos pratybas gali užpulti Pabaltijos valstybės. Tai palaukit, tai jei blogai, ar gali užpulti? Vėl sekančiant skaitai viskas, ukrainiečiam duotas leidimas atakuoti Maskvą ir Piterį ir dabar bus Rusijai blogai. Sekantis straipsnis, raketos bus pateiktos 5-7 mėnesių. Kas nors skaitot, kas nors tikit, pagal komentarus tikit, pavyzdžiui, Rusijos uostą užblokuoti, viskas ten blogai. Nežinau, atvažiavau į Maskvos uostą, viskas lyg tai pagal grafiką, sėdu į lėktuvą, atskridau į Petropavlovską, Kamčiatką. Dabar vėl rašo, viskas čia blogai, čia Maskvos uostą uždaryti. Žmogus dabar iš Jakutijos nuskrido Maskvon, persėdo kitą lėktuvą, nuskrido į Vladikavkazą. Sakė, viskas tvarkoj, viskas pagal grafiką. Tai taip išeina, kad mes gyvenam skirtingose realybėse. Galbūt taip yra. Aš vis dėlto kaip nekaip užsiminėjau įvairiais mistiniais dalykais, pas man yra projektas Nori pildosi, kur žmonės realiai keičia savo realybę. Mas iš tikrųjų, duoda čia jie, Jakutijoje mėgsta palakstyti. Lietuvoje jaučiu uždrausta būtų taip važinėti. Arba dar, Zumana, Rusijai už Uralą nebėra Rusijos, ten vien kiniečiai. Kaip tas miestas vadinasi, nepamiršau, tas antras miestas iš kuris prie Kinijos sienos. Atvažiavau iki Jakutijos, kelius tūkstančius kilometrų. Tolimieji rytai. Kiniją mačiau, kitoje pusėje, tai viskas tvarkoj. Kiniečiai nemačiau. Kur tie kiniečiai, nežinau. Aš kur nors prie Ulan-Ude, prie Irkutsko matysiu. Kiniečiai kerta Rusijos miškus. Šiaip tai iš Rusijos yra uždrausta išvežti apvalę medieną, bet jūsų realybė galbūt ne. Ir kaip pažiūrim, visur mes gyvenam skirtingose realybėse. Kaip jūs galvojat, mes to pačiu realybėje gyvenam ar ne? Nes realiai, manęs gyvo beveik nieks nematėt. Aš jūsų irgi nesu matęs gyvo. Gal mano socialinis tinkluose susirinko Lietuvos visi bepračiai, nes aš nieko neblokuoju. Jeigu tik tiek bepračių Lietuvoje, tai gal dar šansų yra. Bet jeigu čia ne visi, yra daugiau bepračių, tai tikriausiai jo. Mes gyvenam skirtingose realybėse. Ir būtų gerai, kad tos realybės ir nesusikirstų. Jūs ten einat savo realybėj, žudot valstybę, žudot savo tautą lietuvių. Ne mano realybėj, bent jau lietuvių tauta turėtų išlikti. Jo, bus sudėtinga. Valstybėje saugot beveik kol kas neįmanoma šiame etape, bet bent jau lietuvių tautybė išliks. Tokioj realybėj, mano realioj
kurioje vaikšto ant žemės, ar toj kažkokioj kitoj, kurioje nežinau, kur randasi ir nežinau, ant kiek jinai yra reali. Pagalvok apie tai, kuri tau realybė geresnė. Aš nebijoju, ar tenai realybė, kai jinai ten stipriai keičiasi. Kas skirtingą straipsnį keičiasi jūsų realybė. Tas pačias, bet ką paimk, sankcijas Rusijai, paimk ten Trumpas, jis beprotis. Ir niekas nesupranta, ką jis daro ir kaip jis daro. Net kuri situacija. Bet kokia atveju. Nesvarbu, kurioje tu esi realybėje gyveni, nes pasaulis įdomus. Pasaulyje daug yra paralelių linijų gyvenimo ir mes jas galim pasirinkti. Iš principo bet kada apie tai, kam įdomu projekte nori pildosi YouTube kanale, kažkiek čia irgi Facebook'e, TikTok'e beveik jaučiu nieko nebededu. Bet kokia atveju, jeigu tu matai šitą video, nesvarbu, kurioje realybėje tu rendiesi, tu nuostabus. Sėkmės tavo realybėje, myliu jums visus ir tikiuosi, tokie ir išliksit. Tuo yra nuostabus pasaulis.